Labą dieną. Šiandien turim 128 užsiėmimą. Praeitą kartą pradėjome kalbėti apie Lietuvos ūkį ir visuomenę XIX amžiaus pabaigoje. Šį kartą pratęsime. Pirmiausiai apie kaimo ir dvaro santykius. Taigi kaimas ir dvaras buvo du skirtingi pasauliai. Kaimas lietuviškas, o dvaras dažniausiai sulenkėjęs arba lenkiškas, rusiškas ar vokiškas. Pirmaisiais dešimtmečiais po baudžiavos panaikinimo valstiečiai su dvarininkais nesutarė labiau negu su rusų valdžia. Naujo kapitalistinio ūkininkavimo pradinius sunkumus dvarininkai stengėsi suversti valstiečiams. Jie kėsinosi į valstiečių ganyklas ir kitas bendrai naudojamas žemes. Valstiečiai priešinosi dvarininkams, pastarieji į pagalbą kvietėsi policiją, o kartais net kariuomenę, nes santarvės priežastis buvo žemė. Valstiečiai norėjo gauti visas žemes ir naudmenas, kuriomis nuolatos naudojosi iki baudžiavos panaikinimo. Apie ekonominius ryšius. Lietuva sausumos keliais per Liepojos, Rygos, Klaipėdos uostus apsirūpindavo trūkstamomis pramonės prekėmis iš Rusijos, Vokietijos ir Anglijos. Ekonominius ryšius suaktyvino geležinkelių nutiesimas. Vietos geležinkeliais buvo galima susisiekti su Vokietijos geležinkeliais. Iš Rusijos buvo atgabenama medvilnės audinių, gelumbės, smulkių geležies dirbinių, bėgių, žibalo, akmens anglies, cukraus, tabako. O iš kitur buvo atvežama mašinų ir pramonės įrenginių, neišdirbtos odos, metalo, anglies, druskos, silkės, vyno, vaistų. Lietuvos pramonės produkcija, tai yra papirosai, išdirbta oda, rūbai, pirštinės, kojinės, baldai, avalynė, buvo parduodama ne tik savo krašte, bet ir tolimiausiose Rusijos gubernijose. Tuo metu grūdų eksportas mažėjo, kaip ir anksčiau, linų pluoštų ir sėmenų buvo daug išvežama į Angliją. Linus auginantys rajonai eksportuodavo daugiau kaip pusę derliaus. Buvo eksportuojami ir pieno produktai, sūris į Vokietiją, sviestas į Angliją. Vokietija daugiausiai pirkdavo žąsis. Klausimai ir užduotys. Pirma. Trumpai papasakokite apie kaimo ir dvaro santykius. Kokie jie buvo? Kaip manote, kodėl? Pasakokite ir atsakykite remdamiesi pateiktą medžiagą ir žiniomis. Antra. Trumpai papasakokite apie ekonominius ryšius, su kuriomis Europos šalimis Lietuva palaikė ekonominius ryšius. Pasakokite ir atsakykite remdamiesi pateiktą medžiagą ir žiniomis.